detaliau bendraujame su grupė SBS, turiu labai intimų klausimą grupės diskografija, kokius albumus esate išleidę, koks geriausias, koks patinka labiausiai ir taip toliau papasakokite. Draiškių gimęs laimėti, tik Mėnulio šviesa ir The Gambler. Mūsų filmavimo metu netgi prie grupės SBS lenda moteris, klikė, kaip jo, taip ir taip. Taip. O anaip? Kaip kaunasi? Turime klausimėlį, kaip Lietuvos roko grupės turi, kiek turi gerbėjų. Atsiprašau, nesąmonę pasakiau. Įdomu būtų sužinoti, ar merginos labai limpa ant roko grupių, nori su jom pabūti per... Prašo autografų, prašo... Ar pas mus žmonės tokie labai santūrus, ypač moteris, ar ne? Gerbėjos. Tau teisybė dabar sakyti, ar ne? Taip. Taip? Būtinai. Taip. Taip? Aistringos mūsų moteris. Kuklės. Tai aišku. Ne. Aš tai nežinau, aš šiaip pratęs, kad kai aš įeinu į patalpą, visos mergos išeina. Tai man... Tokia rokerių dalia, būgnininkų, kad jų nieks nemyli. Visi gerbėti tenka vokalis. Ko norėtųsi daugiau iš lietuviškos scenos? Roko. Ta prasme, iš pačios scenos kaip... Taip, atsakykite. Taip, Brandulio. Labai protingas klausimas, kolega. Ką žinau, geras klausimas beje. Pagavome grupę SBS, užklupome netikėtų klausimų, kol masto, kol žmogus Pagarbos dirba. muzikantam gal daugiau tiesiog. Pagarbos, ar ne? Ta pagarba kaip jūs įsivaizduojate? Visas kompleksas. Pilnas. Linkėjimus gal kas kam nori. Mamai, tėti. Mama, aš Lietuvoj. Dar? Mama, aš Lietuvoj. In rock with trust. Jep, turite? Kam nors parduoti? Mamai. Ačiū, čia buvo grupė SBS. Kerštingo teisingo nešėjo, gal žino, kokių ginklų ją nugalėjo. Klaus jūros audringos narsiųjų eivių, gal žino, kada tavo vėjas ateitų. Tavo sielos vėjas, aukščiai degantis liepsno. Hi, we're Checkman Charlie, and you're watching the TV show Musichini Rusis. Okay. Thank you.
Šūdinai puikiai! Viena iš geriausių estiškų dainų apie Estijos ekonomiką, kuri yra žymiai geresnė negu Lietuvos, o mes šūdinai puikiai. Paskutinę savaitę įvyko, pagaugais pašiurpsta iš karto oda, atsivertus vos 5 puslapį, kai ant tavo galvos dar įstatymas kris ir mokėti turėsi už orą, nes močiutė dėl pensijos blokais keliais pasodino ešelonai, kur dingo neaišku. Ir kaip tu dabar jauties? Aišku, šūdinai puikiai. 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 Nori ir be popierių dulkina, verčiam distancinį, einam kanalais, rodo gyvai visur tą patį klaunelį. Žaidžiama žvaigždei, naudingas žaidimas, nes ji nori turėti daugiau nei mes galim. Viloro būrėjas praneša taikiai, atleiskit nespėjom, atpykti ir pavasaris. Ir kaip tu dabar jauties? Aišku, šūdinai puikiai. 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 Parduotus vaikus iš šiukšlynų, bei mamas, kurios jų neaugino. Jie parduoda kaip bulves turguj, lyg šunyčius, bet kažkas juos augino, tėvais rods vadinosi. Pareigūnų, mokslai aukšti, prostitučių, politikos, užanti špygos ir kažkaip juos lygint su žmonėm nesaugu, kaip tada pats turėsi vadinti. Ir kaip tu dabar jauties? Aišku, šūdinai puikiai. 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 Aišku. 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 Šo. Ir kaip tu dabar jauties? Aišku, šūdinai puikiai. 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 Laidos pabaigai norėtume paskelbti konkursą. Laimėti Muzikinė Rusija pirmojo sezono vaizdo klipų rinkinį. Norintys laimėti šį puikų vaizdo klipų rinkinį turėtų atsakyti į klausimą, kuriais metais buvo įkurta grupė SBS. Savo atsakymus siųskite elektroniniu paštu muzikinisrusys@gmail.com.
ir laimėsite šį puikų nuostabų prizą. Kada buvo įkurta grupė SBS?